Ar žinote, kuo skiriasi grožio salonas nuo kirpyklos? Jei ne, pasiklausykite, Eivina jums papasakos ir galėsite pasirinkti kirptis grožio salone ar kirpykloje. Visų pirma, mano vardas Eivina. Dabar klausimai. Klausimai. Pirmas klausimas. Kaip dažnai lankaisi grožio salonuose? Aš nesilankau grožio salone, tik tai va šitoje kirpykloje, kur man nudažė plaukus ir pakirpom. O kuo skiriasi grožio salonas ir šita kirpykla? Jos turi mažą tokį skirtumą, bet jos labai labai panašios. O koks tas skirtumas? Net kartais žmonės vadina kirpyklą kaip grožio saloną. Tik tais, kad kirpykloje gali būti arba negali būti dažų, o grožio salone būna labai ten daug dažų, ten stalčiuose, ten ant stalčių. Ir va. Ir grožio salonas tai ir va toks pavadinimas grožio, kaip grožio salonas. Nu, supratau. O kirpykla tai va, nu va, O kur kaip visokios ten priemonės plaukam. O belekas. Žodžiu, belekas. O klausyk, o kaip tu manai, kur geriau nukirpa? Grožio salone ar kirpykloje? Iš viso. Grožio salone gal ir kerpa, bet manau, kad tikrai kirpykloje geriau nukerpa. Kiekvienas, o ypač direktorė. Ypač direktorė. Tai čia tipo aš? Kas yra gera kirpėja? Aš? O kuo aš jau tokia gera? Nes tu vadovai. Tai manai, kad vadovai būna geri kirpėjai? Nu, tu esi kaip mokytoja kitiem, nes tu jau išmokai daugiau negu mokinės ir va, mokinės, nu, jos paprašo tau pagalbos, nes tu jau daugiau žinai. Nu, biškelį daugiau jo. Nu, tai va.